Sveiki, vis gaunu klausimų, kaip veikia šita aukšto slėgio akumuliatorinė plovykla suderinama su Makita baterijom. Pas mus iš parduotuvės terminalas jų galite įsigyti. Komplektacija yra toks lagaminas. Yra žarna 5 metrų. Filtras užsideda, kad pasiėmus iš ežero, pavyzdžiui, vandens neužkišti aparatų. Yra angalis šampūnui putom. Yra greito pajungimo. Prie žarnos pasijungia. Ir yra 2 baterijos. Jeigu pirkti be baterijų, rasit pas mus šio video aprašė nuorodas, kur nusipirkti pigiau be baterijų, su baterijom šiek tiek brangiau. Taip ir ploviklis. Taip, yra 2 angaliai. Vienas angalis yra purkšti sroviai plokščiai, antras angalis yra 1 tašką purkšti. Jis yra toks. Pabandysime plokščiai. Taip, su kibiru, su 2 kibirais kažkur automobilį galima taip jau neblogai nupūsti. Ir su vienu pakankamai greit praeinant užtektų ir vieno. Nejungti aš rekomenduočiau prie vandentiekio, nes vandentikis turi savo slėgį ir bijau, kad šis aparatas nėra pritaikytas gauti slėgį iš išorės. Tai galima ir blogiausiai atveju pagadinti aparatą. Bandom papūsti. Šiek tiek luktelti reikia, kol prisipumpuos vandens. Automobilis čia žvyrkeliu ragavęs. Bandysim žiūrėti, kas čia bus. Rezultatas matosi. Aišku, stebuklų nėra. Jeigu norėtųsi nuplauti geriau, reikėtų iš pradžių su šampūno papurkšti, su kempiniu praeiti, ir tada su šitu nueiti. Bet ten, kur nėra priėjimo prie vandentiekio, šiaip neblogas daiktas. Tai čia buvo plokščias angalis, galim pažiūrėti, kaip purškia šitas. Šitas pats. Toks vat angalis, kurį tašką koncentruoja. Pataikyti, jeigu reikia į kažkokį tašką, tai variantas su tuo angaliu. Taip, pas mus tikrai nebrangiai galite įsigyti už be baterijų ir įkroviklių 28 eurus. Su baterijom ir įkrovikliu 39 šiuo metu. Vėliau gali kaina keistis. Taip. Kas pirksit, gerą naudojimą.